Dar kartą sveiki visi, kam įdomu. Šiandien paprasčiausiai parodysiu labai kokybišką kubiką 8x8. Jisai yra Diangsheng gamybos. Jisai beje yra magnetinis. Firma yra Diangsheng. Prie jo buvo pridėta visko, ko tik norit, servetėlių, įdėklas, atsuktuvas ir gražiausias įdėkliukas jį kartu su savim vežiotis. Taigi labai gera kokybė šito kubiko, jisai yra su magnečiukais ir labai malonus naudoti ir labai iš tikrųjų malonus sukinėti. Jeigu paimt iš visų tų, ką esu turėjęs, tai šito kokybė yra pati geriausia. Aišku, jisai yra brangus, jo kaina yra apie $80. Dar Lietuvai teko susimokėti 21 € mokesčių PVM. Nu ir iš viso jisai kažkur apie 100 € atsistojo, bet jisai malonus ir vertas dėmesio. Tai tiek, o dabar paaiškinsiu, ką reikia mokėti, kad jau galima būtų susukti šį 8x8. Tai visų pirma, reikia išmokti 3x3, bet 3x3 toliau nieko. Reikia pakankamai gerai išmokti 3x3. Toliau reikia išmokti sukinėti kubiką 4x4 ir papildomai dar reikia išmokti kubiką 5x5. Kai mokate šitos 3 kubikus susukti, tada galite liesti jau visus kitus ir automatiškai mokate susukti visus, kokie tik tai bėra, kokie tik širdis geidžia. Esmė tokia, kad šito kubiko sukimą, kad lengviau būtų, galima pradėti nuo vienos plokštumos. Aš susirinksiu pirmą baltą plokštumą ir tada paaiškinsiu, ką toliau reikia daryti. Nu kągi, parodysiu po truputėlį, ką čia žaidžiam, nuo ko čia pradedam. Paprasčiausiai renkam, pasirenkam kažkokias spalvas ir renkam nuo vidurio vieną pusę baltą susirenkame ir tada jau aiškinsiu jums toliau. Kai surinksiu baltą spalvą, tada grįšiu ir toliau transliuosiu. Nu, liko įstatyti 2, palikau, visko nerodžiau, nes čia įstatyti yra paprasta. Reikia susirinkti vieną pusę visus baltus. Dabar pabaigsiu įstatinėti tos baltus, nes čia nieko įspūdingo nėra. Viskas, balta spalva yra pabaigta. Nu kągi, dabar esmė sustatyti likusius vidurius. Aš, kaip minėjau, 4x4, ką žiūrėjot, būtinai reikia atitaikyti spalvas vieną prieš kitą. Tai prieš baltą spalvą būtinai ši čia turi būti geltona. Kitaip toliau sukant niekas nesigaus. Ir galima net nebandyti. Tai va, dabar prieš baltą pradedu dėti geltoną. Aš naudoju Lietuvos trispalvę, geltoną, žalią, raudoną. Dabar susirasim bordavą. Bordavą spalvą susisukam į viduriukus 4. Ir tam yra formulės, jas galite rasti internete. Matote, nuo geltonos pusės yra raudona
Ir dabar nuo raudonos į apačią turi būti būtinai žalia čia, nes kitaip nieks nesigaus. Ir dar ieškome žalios, 2 žalios apačioj. Tuoj paaiškinsiu toliau, ką reikia daryti. Va, žalia yra, geltona, raudona, žalia. Ir dabar mėlyną reikia sukeisti oranžinę, nes priešingoje pusėje raudonos iš apačios turi būti oranžinė. O mums reikia sukeisti šitą oranžinę su mėlyna vietom. Tai daroma paprastai. Yra labai paprasta 3 sukimų formulė ir atsistato viskas labai gražiai. Kągi, dabar yra raudona viršui, apačioje oranžinė, geltona dešiniai, čia yra balta ir apačioje žalios, turi būti mėlyna, tas ir yra, spalvos surinktos teisingai. Dabar turim susirinkti visus kvadratus vidurius, taip pat kaip čia. Aš pirmus 4 paruošiau, dabar aš renku sekantį 4 ant 4 ir po to renku jau sekantį 6 ant 6. Tai yra užtruks ilgokai, kokį 10-15 minučių surinkti. Taigi video nedarysiu, kai baiginėsiu šitą dalyką daryti, vėl susisieksime. Nu va, liko keli žingsniai, po 3 kvadračiukus apkeisti žalę su geltonu, nes raudonas yra 4 ant 4 surinktas, mėlynas taip pat, baltą visą susirinkom, kad nesimaišytų, o oranžinis irgi 4 ant 4 jau padaryta. Dabar apkeisime, parodysiu kaip žalę su geltona su žaliu. Tai daroma iš 7 kartų. Paprastai ir matome, kad kampas jau yra. Dar vienas žalias geltoną kampą reikia įdėti čia. Ir po 7 sukimų paprasčiausiai apsikeis. Taip, trumpai. Ir paliko vienas geltonas, vienas žalias, reikia apkeisti. Taigi dabar matote, yra viduriai surinkti, dar reikia vieną liniją 6 ant 6, kad toliau galėtumėm statyti kraštines. Vėl tai užtruks laiko, formulės nesikeičia, formulės tos pačios, yra šitam sudėti viduriam yra 2 skirtingos formulės tik tai. Yra į kairę ir į dešinę, tik tai jos simetriškos, taigi nieko sudėtingo čia nėra. Susitiksime tada, kai baiginėsiu įstatinėti visus vidurius. Nu va, beveik baigiau susukti antrą pilną kvadratą. Liko įstatyti 2 spalvas. Liko viena spalva, vienas kvadračiukas, susiranda mėlyną, o mėlyna čia, mėlyna čia, mėlyna čia, jas reikia paprasčiausiai apkeisti ir viskas. Mėlyna yra visas kvadratas ir baltas yra visas kvadratas, aš darau tai, kad nesimaišytų. Dabar liko sudėti tik tai 4 spalvas, oranžinę, geltoną, žalią ir raudoną, taigi 4 liko, mažiau maišusi. Nu kągi, nebeliko daug kvadračiukų, todėl parodysiu, kaip juos čia įstatinėjam. Žalią su geltonu galima pakeisti. Nu va, matome dabar oranžinis žalias, ieškom žalio, kur yra raudona. Susiradom, kad čia reikia kelti raudoną. Raudoną įkelsime čia.
Tai beveik viskas pavyko, raudonas dar yra čia, reikia įdėti oranžinį, ne čia, dabar vietoj raudono. Dabar raudonas lieka, raudonai statysim geltoną ir raudoną apkeičiam. Tai kaip ir minsiu, naudojam tą pačią formulę, tik sukame arba į kairę, arba į dešinę pusės ir nieko čia sudėtingo gaunasi. Geltoną reikia kelti vietoj žalio. Geltonas paruoštas, liko oranžiniai sukeisti su žaliais. 2 kartus suksime. Taip, 1 kartas, liko 1 oranžinis ir 1 žalias. Veidrodiniu principu, matome, viduriai yra paruošti. Liko dabar šitos kraštinės. Dabar reikės sudėti visas kraštinės, kad atitiktų spalvos. Jos nebūtinai turi atitikti prie vidurio. Ir kai mes dabar sudėsime šitas kraštinės, dabar pradėsiu, matau, geltonai žalią. Ieškau bet kurioj kraštinėje esančios geltonai žalios spalvos. Geltonai žalią radau šalia, atsisuku ją priešais, jinai ne taip stovi. O dabar geltonai žalia, reikia šitą geltonai žalią įkelti čia į viršų ir visą kraštinę vienodų padaryti. Tai vėl sukama formulė yra ta pati, tik tai veidrodiniu principu, kas yra kairiarankis, kas yra dešiniarankis. Galite naudoti kitaip. Mes turime čia pačioj geltonai žalią, bet jeigu šitą geltonai žalią įsuksiu, jinai stovės žaliai viršų, taigi aš panaudoju 3 sukimus ir paprasčiausiai ją apsuku man tinkamą pusę ir jau pas mane beveik visa kraštinė yra geltonai žalių. Ieškau toliau, radau. Šitai geltonai žalią įkelsiu vietoj šito baltai žalio. Matote, nieko sudėtingo čia nėra, trūksta vienos. Mes ją susirandame, jinai yra šalia. Ir matome šitą geltonai žalią, turime įkelti šį čia. Sukame taip. Ir jinai mums yra paruošta. 1 kraštinę turime, liko dar 11 kraštinių taip pat. Matau, čia jau visai neblogą kolekciją baltai raudonų. Kągi tada pradėsiu ieškoti baltai raudonų. Radau baltai raudoną ir nuo jos pradedu. Ir kai liks 2 kraštinės, paaiškinsiu, kas įvyks, ne taip paprasta, bet jau likus 2 šitom kraštinėm bus naudojamos skirtingos formulės, nes šitos nebetinka, taip susukti neįmanoma, yra papildomos 2. Jos yra ilgos, pakankamai ilgos ir reikia jas išmokti. Susisuko 4 viršutinės kraštinės, 1, 2, 3 susisuko be problemų, šitą irgi susisuko be problemų, bet galima, esmė yra jas susukti vienodai, kad vienoda spalva būtų vienoje kraštinėje. Šitaip irgi tinka. Čia yra vienoda spalva vienoje kraštinėje, bet šitos 2, matote, yra apverstos. Ir šitas spalvas apsukti reikės naudoti iš tikrųjų 15 žingsnių formulę. Taigi, be šito apsukimo tolimesnėje eigoje neišsisuksite, jeigu norite sukioti, ir teks išmokti ilgas formulės, tokias kaip 12 pasukimų ir 15 pasukimų. Jeigu padarysite klaidą, viską įsirdys viskas ir teks grįžti truputėlį nuo pradžio. Taigi važiuojam toliau, man dar liko 8 kraštinės, 4 susukau, po to parodysiu, kaip apversti šitas 2 spalvas. O dabar važiuoju toliau ir susuksiu likusias 8 kraštinės. Ką dabar matote, paaiškinsiu.
Dabar pas mus liko nesusuktos dvi kraštinės, kurias susukti pagal tas pačias formulės jau nebeišeina. Parodysiu po to, kaip įstatyti atskirai dvi spalvas. Tai yra iš 15 sūkių šitą formulę gausis, kad šitas spalvas dvi apversti. Jos apsivers iš karto abidvi. O dabar yra formulė, kur paprasčiausiai sukeisti reikia. Čia turi būti oranžinės žalios, o čia turi būti raudonai žalios. Šitą oranžinę žalę reikia perkelti į raudonai žalios vietą. Tai yra iš 12 sukimų formulė ir jinai apkeičia dvi spalvas skirtingose kraštinėse. Taigi tai yra daroma paprastai. Tai va, dabar jeigu matome, turime, kaip minėjau, vienoj kraštinėje 6 oranžiškai žalias ir kitoje kraštinėje 6 raudonai žalias. Ir dabar reikia paprasčiausiai jas apversti. Šita formulė apvertimo yra iš 15 sukimų ir be jos ją reikia būtinai išmokti, nes be jos niekas nesigaus toliau, jinai dar bus toliau reikalinga. Paskutiniam žingsniui gali būti klaida 50-50, čia sėkmės reikalas, kaip lyginis kubikas, kuris laikomas yra 4x4, 6x6, 8x8 ir visi kiti lyginiai. Gali būti tokia, pavadinkim angliškai, ten yra specialus žodis, kaip klaida, kaip neklaida, bet tikimybė, kad jinai bus arba nebus, paprasčiausiai nuo sukimo priklauso. Ir kartais pasitaiko, kartais ne. O nelyginiai skaičiai, kaip yra 3x3, 5x5, 7x7, šitos klaidos tolimesniuose etapuose nebus. Ir su tuo viskas yra gerai. Tai dabar mes paprasčiausiai apversime per 15 sukimų šitos du. Oranžinis stovės viršuje, o žalias apsivers. Tai yra 15 kartų sukama. Suksiu greitai, tai yra, aš galvoju, kad aš suku greitai. Iš tikrųjų, lyginant su kiniečiais, tai jiems turbūt ima juokas, ką aš čia darau, bet kągi, matote, aš apsukau oranžinį žalę į vietas per 15 ėjimų. Ta patį padarysiu dar 2 kartus. Dabar apversiu baltai žalę iš 15 kartų. Taip, baltai žalias yra. Ir dabar beliko apversti šitos 2. Taikysime vidurį. Dar kartą 15 kartų. Nieko tokio. Nu kągi, viskas. Dabar matome sustatytas kraštines ir viskas, kas dabar liko, tai yra surinkti kubiką kaip 3x3, tai yra pagrindinis principas. 3x3 yra pagrindinis kubikas, kurio formulės naudojamas visur kitur, be jų niekur. Ir tik tai renkant, kaip minėjau, lyginius, prieš renkant kryžių, pavadinkime taip kryžių, gali atsitikti taip, kad paprasčiausiai įvyks ta anomalija, pavadinkime anomaliją,
per kurią nesusisuks kubikas ir teks panaudoti tas ilgas formulės 15 ant 15 dar kelis kartus. Taigi suku dabar 3 ant 3 kubiką, įstatau pirmą kryžių, matote, baltas yra, kryžius atitinka šonai, dabar paprasčiausiai kampai šitas vienas atitiko, ieškome kitų kampų, atitaikome kampus, dar vieną kampą radome, ant trečią kampą ir paskutinis ketvirtas. Kągi, mes turime pirmą aukštą, pavadinkime pirmą aukštu, dabar reikia įstatyti šitas įstrižainės. Šitą įstrižainę reikia apsukti, paprasčiausiai atitinka spalva, bet paprasčiausiai reikia apversti. Tai darome 2 kartus sukant tą pačią formulę ir 1 kartą persukant. Persiprašau už sutrukdymą. Dabar reikia apkeisti vėl šitą, paprasčiausiai apkeisime. Ir žiūrėsime, kas toliau gausis. Čia beveik pabaigta. Ir su manim, manykime taip, kad jūs esate susukę savo pirmą kubiką 8 ant 8. Va. Jau 3 kraštinės yra, reikia rasti oranžinį žalę, oranžinis žalias yra apačioj ir lengvais rankos judesiais, matome, visi aukštai yra. Dabar reikia surinkti kryžių. Čia vadinkim taip yra kryžius, tas pats kas kubikė 3 ant 3. Dabar matome čia ištisinę, aš darau savo būdu. Aš kryžių renku savaip ir turiu savo technologiją. Čia atitinka kryžius, čia neatitinka, mes jį susuksime labai paprastai. Ir pas mane kryžius yra paruoštas, matote, šonai atitinka. Ir spalva atitinka, beliko kampai. Šitos anomalijos nebuvo, kuri šita kraštinė galėjo būti apversta. Ir dabar gali netitikti dar šitie kampai. Tai vėl gali atsitikti tik tai lyginiuose kubikuose. Tuo mes įsiaiškinsim, ar atitiko. Viskas čia gerai, šį kartą pavyko. Geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, paprasčiausiai dabar reikia apsukti jį tuos vietoje. Tai yra darome, kartojama ta pati formulė, kaip 3 ant 3, nieko sudėtingo iš viso. Ir po 8 sukimų kubiką esame sustatę į vietą. Labai paprastais veiksmais yra padaryta. Šitas kubikas, kaip minėjau, labai kokybiškas, yra su magnetukais, jisai yra labai malonus laikyti rankoje, jisai netraška, nebarška, jisai yra žymiai brangesnis už kitus, bet jeigu paimti automobilio modelį, tai čia yra Porsche arba Ferraris. Taigi, kas gali sau leisti, prašom. Aš vieną pabandžiau, labai patiko.